Oi, jau trečia diena jis šitaip siaučia po viso miesto vaikų kambarius. Oi. Nuo palangių mėto gėlės, visų batų lentynų batus išmėtė po visus kambarius. Taip. Jisgi visą laiką siausdavo, lyg nematomas vaikų draugas. Bet kas jam dabar pasidarė? Ei, pasižiūrėk, jis ant šviestuvo. Vaidutį. Vaidutį, ne. Lipk žemyn nuo šviestuvo. Baubu. Girdėjau. Kaži, kas čia jam dabar nutiko. Vaidutį, prašau tučtuojau nusileisti čia pas mus viską papasakoti, kas vyksta. Prašau nusileisti tai čia ir pasakyk, kodėl tu čia ūbauji dabar kaip pelėda. Ką? Greitai nusileisk. Vaidutį. Baubu. Vaidutį, lipk iš tos indaujos, negalima, juk mama kiek kartų sakė nelįsti. Vaidutį, tu ir vėl ant šviestuvo. Oi, kodėl tu ant lentynos? Kodėl tu dabar po lovą? Baig, Vaidutį, baig. Vaidutį, nedarinėk lango, negalima, uždaryk, palik, taigi gėlės tu šals, Vaidutį. Oi, klausyk, klaustutė, aš nebežinau, ką daryti, bet man atrodo, kad aš sugalvojau. Tu man galėtum pasakyti, tada ir aš žinočiau. Tai jeigu tu man pasakytum, o jeigu nepasakytum, tai aš galėčiau atspėti. O jeigu aš atspėčiau, tai reiškia, kad aš ir žinau. Tai aš ir žinau, kad tu nori man pasakyti. Tikrai, tu kaip visada, klaustutė, esi teisi. Žinai ką, mes turime išsvajoti Vaidutį, kad jis pasirodytų, o tada mes tikrai jo paklausim, ką čia reiškia jo tie bu. Vaidutis tai nematomas vaikų draugas. Kad jis pasirodytų, reikia labai svajoti. O tada mes jį ir pamatysim tokį, koks yra. Na, ar pasiruošę? Pasiruošę. Turu, pupu, nematomas draugė tų vaikų. Pasirodyk, kur esi. Laukiame tavęs visi. Vajėl, koks išbalęs, gal jis serga? Išbalęs, iš palubės ir iš polovos ir nuo visų lentynų siausdamas visas dulkes nuvalė. Vaidutį. Baubu. Na va, šitose namuose rabu. Šitose namuose nėra baubų. Ko? Baubu? Bet juk baubai tai pasakos bobučių. O gal ne bobučių, o baubučių, jeigu jos jau tokias pasakos apie baubų seka. Vaidutį. Juokiasi vaikai ir mums labai juokinga. Juk iš viso nėra jokių baubų. Yra. Štai klaustutė. Tu bijai klausimo, į kurį nėra atsakymų. O tu, žaisliau, tu bijai žaislų dėžės, kurioje nėra žaislų. Aš dabar viską supratau. Ir aš supratau. Iš tiesų, juk vaikai rytais bijo avižų košės baubo, kuris savo ištįsusiu veidu žiūri iš lėkštės. O kur dar baubrokolius arba baubo pūstas? O jūs pasižiūrėkit, visur aplink vien baubai. Štai tas nekaltas dantų šepetėlis, toks spalvotas, grojantis gražias melodijas, o iš tikrųjų yra tikras baubas, kurio bijo daugelis vaikų rytais ir vakarais. O jam talkina
Ta, kvepianti braškėmis, dantų pasta, apsimetėliai jūs, baubai. Ir dar tie vanilė ir pabrastukais kvepintys maži keksiukai, kurių bijo kiekviena mama vakare. Aha, visur baubai. Klausyk, tai ką mes dabar darysim? Klausykit, artėja baubadienis. Tai yra tokia diena, kai mes galime atsikratyti savo baubų. O kaip atsikratyti? Bet ar spėsim, bet jau labai greitai tas baubadienis, tai turbūt nespėsim. O jeigu spėtume mes ir spėtume vaikai, tai gal kartu ar visi ir spėtume, nes jeigu nespėtume mes, nespėtume vaikai ir tada visi nespėtume, o tai spėtume. Klaustutė! Klausykit, mums reikės vaikų pagalbos. Teisingai, jeigu mes visi susivienysime ir išeisime visi ieškoti savo baubų, nes tie baubai, kiek girdėjau, yra tikri bailiai. Tai reikia jiems pažvelgti į akis, pasakyti garsiai "Ei!" ir jie kaip mat pabėga. Ar taip, Vaidutė? Taip. Eisime ieškoti baubų. Ir kai pamatysim savo baubą, garsiai plosim ir pasakysim garsiai "Ei!" Ar jūs pasiruošę pasinerti į baubadienį? Tuomet pirmin tučiai, pirmin vaikai! Visi mes turime baubų. Mažų, keistų ir didelių. Jie gąsdina ir juokiasi smagiai. Jei mato, kad tu jų bijai. Jiems linksma, kai tu ašaroji. Ar bėgdamas nuo jų puškuoji. Bet tu tikriausiai nežinai, kad baubai yra tikri bailiai. Žinok, baubai bailiai, jei drąsiai jiems sakysi "Ei!", jie pasislėps ir kampuose drebės, jei tu nulipsi nuo kėdės. Žinok, baubai bailiai, jei drąsiai jiems sakysi "Ei!", jei drąsiai jiems pažvelgsi į akis, kaip mat išsilakstys. Jei bijai baubo dantų šepetėlio, pažvelgi savo baimei į akis. Nusišypsok ir greitai tartum vėjas. Išsivalyk dainuodamas dantis. Žinok, baubai bailiai, jei drąsiai jiems sakysi "Ei!", jie pasislėps ir kampuose drebės, jei tu nulipsi nuo kėdės. Žinok, baubai bailiai, jei drąsiai jiems sakysi "Ei!", jei drąsiai jiems pažvelgsi į akis, kaip mat išsilakstys. Rytinės košės baubas lėkštėje. Nevalgyk, sako, aš baisus ate. Lyg karžygys su šaukštu išdidžiai. Jį nugalėk ir viskas bus okei. Žinok, baubai bailiai, jei drąsiai jiems sakysi "Ei!", jie pasislėps ir kampuose drebės, jei tu nulipsi nuo kėdės. Žinok, baubai bailiai, jei drąsiai jiems sakysi "Ei!", jei drąsiai jiems pažvelgsi į akis, kaip mat išsilakstys. Jei bijai baubo, kur trukdo tau miegoti, pradėk prieš miegą lovoje dainuoti. Ir garsiai pasakyki "Ei!", kaip gyvenate, baubai, ar viskas jums okei. Ir nesigėdink, kad tu turi baubų, nes ir mama, ir tėtis turi jų.
Todėl ir šypsosi dažnai, kad išsigastų jų visi baubai, 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 baubai. Žinok, baubai bailiai, jei drąsiai jiems sakysi, ei, jie pasislėps ir kampuose drebės, jei tu nulipsi nuo kėdės. Žinok, baubai bailiai, jei drąsiai jiems sakysi, ei, jei drąsiai jiems pažvelgsi į akis, kaip mat išsilakstys. Girdi? Girdžiu. Ramu. Kokia graži tyla. Ir Vaidutis nurimo. Turbūt užmigo. Šitiek baubų išvaikėm. Kaip ramu mieste. O, pasižiūrėk. Nebebijo. Su šypsena mažasis valosi dantis. O čia štai žiūrėk. Brokolio lėkštėj nebėra. Ir košės nebeliko. Bet neliko ir to keksiuko, kurio mama labai bijojo. Pasisekęs baubadienis. Išvaikėm visus baubus. O jūs, vaikai, prisiminkit, kad visada savo baimei reikia pažvelgti į akis ir garsiai pasakyti ei! Ir jūsų baimės nebeliks. Saldžios nakties, gero baubadienio, ankstyvo ir šaunaus ryto. Ate, ate.